Tai kas mane priverčia išlipti iš lovos, nors ir labai sudėtinga, bet siuntinys, kurį gavau, labai dėkinga kurjeriam, kad sugebėjo išlaikyti nepažįsta visą turinį, kas yra viduj. Aš nemoku apsakyti, kokiom emocijom išpakavau šitą dėžę, nes ir drebulys, kaip ir pas mane, tokia savijauta, kas bus toliau šitų visų dalykų. Ačiū Dievui, viskas sveika, gal ten kas nors. Ir labai svajojau išleisti savo knygas, bet trūksta iki tų išleidimų dar nemažai investicijų ir darbo, ir man truputį sustabdė liga kelią, kad aš to nelabai galiu padaryti. Kiekviena knygelė jinai yra, aišku, supakuota į celofaną. Tai čia dabar išimu. Oh my god, kaip gražu. Tai yra darbo kalendorius, kurį galėsit labai gražiai padovanoti su kvapuku, su rankšluostuku, su veliūrinė piniginė. Vienu žodžiu, padarysim komplektukus dovanų. Pats kalendorius yra viduj, tradiciškai valandos, gal šiek tiek šviesu, bet gal ir galit daugiau savo minčių rašyti. Kitoj pusėje knygos jūs rasit mano eilėraštį. Tu mano medus, aš tau kas rytą dėsiu medų į arbatą. Kasdieną tau gėlės pripildysiu vis naujo aromato. Apsiverksiu. Jėzau, kokios emocijos. Eina savo. Šitas įkvėp manęs ne plaučiais ir ne lūpomis. Įkvėp manęs tu širdimi lyg vėjo gūsi. Biškutė akis ašaroja. Flamingas. Pats ryškiausias mano paukštis.